Jo, dviratį pavyko priduoti, truputėlį 10 minučių vėlavom. Nes čia viskas išmėtyta per visą miestą, čia kokio poros kilometrų gatvė ir vien tik visoks merčas, miesteliai palapinių, formai, aftershocksai, visokios zūtai, labai daug parduotuvių visokių įvairiausių. Tai čia irgi visa sala puošia visokios pakabos su nugalėtojais visais. O kas dviračiui buvo, kad reikėjo visą Atsargiai mašina. Tai dviračiui, tai kadangi pamačiau, kad yra nemokamas Canyon race checkas prieš varžybas, kad patikrintų, ar viskas gerai, tai galvojau spėjau užsiregistruoti, tai padarys profilaktiką, viską patikrins ir dar plus pakeis grandinę, jeigu spės. Padaviau grandinę, kad pakeistų ir dar pritvirtins šakę, kad viskas veiktų standžiai. Važiuojam prisiduoti, gauti apyrankę ir pasiimti visą kuprinę, atsinaujinti iš Talino į Ironman pasaulio čempionato Konas. Ir pažiūrėti, pasidairysim, truputėlį parodysim jums visiems apie visą miestelį, kokios parodos čia vyksta, kiek žmonių belenkiek. Tai žodžiu, visas miestas apklijuotas tokiais Ironmano stendais. Net kavinės visur welcome Ironman, nuolaidos ten Ironmanam, ten viską bando kiekvienas prisišaukti. Tai kiek domėjausi, Havajuose daugiausiai žmonių būna per Kalėdas ir per pasaulio čempionatą. Einam į... Jo, čia mum būtent. Ne, ten kažkur turi būti. Nu ką, atvykom, pirmą dieną, atletų daug, visas miestas jau su kuprinėm, o dar dalins 4 ar 5 dienas viską, tai wow. Tai ką, einam prisiduoti, QR turim ir gausim naują kuprinę. Tai ką, kuprinėlę pasiėmėm, sakė, pati geriausia, top kiek esam gaminę yra pati geriausia kuprinė. Tai žodžiu, ir dabar atvykom į Merchadizę. Pilna visokio merčo, tapkių, batų, maikių, kepurių, akinių, saulės akinių, plaukimo kostiumų, gertuvių, puodelių. Va, pavyzdžiui, va tokių rūbelių labai gražių. O kainelės tai didelės. Pavyzdžiui, marškinėliai $70. Kepurėlė 40-50. Mariaka. Labai faina veliūrinė. Ką, gavom kuprinę. Kiekviena kuprinė turi akreditaciją. Tai žodžiu, tikrai be proto faina kuprinė. Ir ką joje gavau, tai galim žiūrėti į vidų. Labai patogiai atsidaro, kai lagaminas. Tai pradžiai gavau Fido pakuotę, gėrimas, žurnalas ir angliavandenių dozė. Tada AG1 Daily Packas. Ir paskui visokie lankstinėliai, lankstinukai. Mano varžybų numeris 162. Pirmą kartą matau, kad tranzitiniai maišeliai būtų ne plastikiniai, o tokie mešiniai, tinkleliniai. Tai visai patogu turėtų būti. Tikėkime, kad tas mešas atlaikys, nesuplyš. Tranzito maišeliai, po varžybiniai maišeliai, ką apsirengsi po varžybų, susidėti viską. Nu, apie viską pagalvota, kaip, kur, kas, kada. Bet kuprinė tikrai favoritinė jau. Jau galit prašyti, aukciono nedarysiu, jau šitą, tai pasiliksiu savo iki grabo lentos. Ir dar plakatėlį tokį virtuvėje ant šaldytuvo pasikabinti.
Nu ką, čia yra 41 Fahrenheitas, tai nežinau kiek čia laipsnis. Liko nedaug sekundžių, šaltoka. Havajuose po aklimatizacijos šaltoka tikrai. 5, 4, 3, 2. Nice. Thank you. 3 minutes easy. Woo. Get out in the sun. How you feel? Very good, very good. Tai žodžiu, pabus Martas porą valandėlių ir varysim išbandyti visai kitas pramogas. Šita gatve smagiau eiti nei Los Andželų žvaigždžių alėja. Ir kiekvienais metais, kiekvieno pasiekimas, kiekvieno laikas, kelinti metai, tai 78 buvo 11 valandų 47 minutės. Tai nu ką, dabar bandom AG1, Laidlaw ir visų kitų rėmėją, kuris labai gerai pusryčiam. Viską atstato, imuninę sistemą, viską. Tai aš būsiu pasiruošę šeštadienį. Raketėlė, kelių čia žvaigždžių priekį. Sutvarkė mano dviratį, viską padarė, pakeitė grandinę, viskas sutvarkyta. Ir negana to, kad visą tai padarė už dyką, tai dar gavau ir dovanų. Tai ką, dviratis pasiemtas, tikrai kaip naujas, gal tik atrodo po tokių skrydžių kaip nenaujas, apdaužytas visas. Bet jo, dabar lekiam prie plaukimo vietos, pasidarysim trumpą treniruotę, kad dar palaikyt aktyvumą. Tai dabar ką tik praplaukiau, nebuvo ilgas plaukimas tam, kad palaikyt visą formą. Tai buvo 500 metrų į priekį, 30 metrų pakapot stipriai ir tada atgal grįžti. Tai Konoj pačioj labai įdomus plaukimas, nes tu kai plauki, tave traukia ir į vieną pusę, ir atgal, ir į šoną, ir į priekį. Niekada nestovi vietoj ir savo jėgom neplauki, bet būna toks, kad tave visur taso, tai labai sunku nuspėti nei koks tas tempas, nei kaip. Tai dabar pavyko, viskas gerai. 1:39, čia būtų pasaka, čia būtų nepakartojama, jeigu tai pavyktų, bet minutė 40, minutė 50 gal planuoju Konoj plaukti. Some might run against the test, but those that triumph embrace the fight.